Sveiki varguoliai ir milijonieriai ir kiti Lidlo klientai. Ką tik įsigijau štai tokį aparatą, turbūt jau visi puikiai susigaudote, kas čia yra. Štai kokia dėžutė. Aš jo net nepraėmiau, neišpakavau, bet čia paveiksliukai labai tokie apetitą skatinantis ir gražus šito aparato, ledų aparato paveiksliukai. Taigi, aš esu ledų mėgėjas, šioks toks. Atsibodo valgyti iš fabriko sintetiką ir su palmių visokiais aliejais ir dažais ledus. Taigi nusprendžiau išbandyti, kas čia yra per aparatas ir įsitikinti. Štai išpakuosim toj. Kaip aš čia įsipakuoju. Štai. Šitas aparatėlis kainuoja 20 eurų. Tai yra kainavo 16 dieną birželio, kada jis kainuos, nežinau. Štai. Na. Tai va. Štai. Čia va yra dėžutė. Aš parduotuvėj buvau, jau instrukciją biškelį pasiskaičiau. Čia yra šešios ledų gaminimo, 6 receptai ledų gaminimo. Norint pagaminti ledą, reikia šitą indą įdėti į šaldiklį -18 laipsnių 24 valandom. Na ir paskui sudėti visus ingredientus. Ir čia vat viską išmaišys, viską išmaišo ir kažkas turėtų gautis. Krosnelė lygtai rašo, kad pagaminta Hamburge, Vokietijai. Tai yra ne krosneliai, maišausi tikrai. Nors buvo ir kebabų krosnelių tenai. Čia dabar kalbam apie ledų aparatą. Nors buvo ir taip, kas buvo? Vokiška krosnelė, 3 metai garantija, štai visom kokiam čia kalbom. Angliškai, lietuviškai, vokiškai, suomiškai, švediškai, angliškai, lenkiškai, prašau. Na ir ką, vėliau pabandysim gaminti ledus iš šito aparato ir viską pažiūrėsim, ar verta pirkti tokį aparatą, ar neverta. Pabandysim viską. Na ką, atidarom mes šaldiklį, kuriame yra štai toksai labai iššalęs 24 valandas. Štai toksai ledų indas. Ir čia yra specialus maišiukas su skylėm nuo šerkšno. Nuo šerkšno indukas. Maišiukas, kuris... Oi, kaip šalta. Tarp kitko, galiu pasakyti, kad tame inde yra dar kažkoks skystis. Nežinau, koks skystis, bet jisai čia labai užšaldo, padeda užšaldyti tą indą. Taigi, dėkime mes indą. Štai čia yra tas aparatas, maišytuvas. Dabar jį paruoškime, čia reikia užsukti, nieko sudėtingo, štai, paruošim, dėsim gerai. Na ir ką, dabar reikia jį įjungti, o paskui turim įjungtą pilti
pilti ledų masę. Ledų masė yra labai paprasta. Čia sukas. Patys paprasčiausiai receptūroje knygelėje buvo ledai. Tai yra, tarp kitko, ledų masė turi būti taip pat šaldytuve. 2-3 valandas turi šalti. Čia štai su mikseriu paruošiau tą ledų masę. Jinai taip, 2 maži bananai, 200 mililitrų graitinėlės, paprastos graitinėlės, plakančiosios 30-35% riebumo. Ir čia dedasi dar 50 gramų cukrus, maltas cukrus, cukraus pudra ir pienas. Pienas yra 2,5% irgi 200 ml. 100 ml graitinėlė ir 200 ml pieno. Na ir bandom mes čia pilti. Ir dabar supilam į tą masę. Na štai viskas susipylė. Lyg tai viskas. Čia štai yra mikseris. Nors knygelė nepažymėta, kad reikia su mikseriu daryti, bet aš dariau kažkaip patogiau, kad viskas susimaltų, susimaišytų. Na ir dabar reikia nuimti laikrodį. 40 minučių. Po 40 minučių pažiūrėsim, ką mes čia gavom, ką mes čia padarėm, kokius čia ledus. Lyg tai knygeliai parašyta, kad turi litras būti ledų. Nežinau, kaip čia bus, kokie čia ledai bus ir panašiai, bet po 40 minučių pažiūrėsim. Na ir štai, praėjo lygiai 33 minutės ir mašina nesuprantu, ką jinai daro. Matyt, ledai labai sustingo, masė sustingo ir tiesiog variklis nepasuka tos ledų susidariusios masės, sustingusios masės ir reversuoja, todėl praėjo 33 minutės ir pasigamino kažkokie tai ledai. Na ir ką, paragausim dabar. Tiesiog atsukam, paprastai va. Kaip čia atsukti, net nežinau. Atsuksim, panašu į tą pusę. Ir ką, pažiūrėsim tai. Pažiūrėsim, kas gavosi. Tikrai labai stipriai sustingo mano ledai. Kaip betonas pasidarė. Čia, prašau, va. Nu ką, belieka tik paragauti, aš to ir tikėjausi. Iš tų ledų. Šitie ledai yra patys paprasčiausi. Šitie ledai yra. Tai yra 200 ml graitinė ir 100 ml pieno. Ir 2 bananai ir 50 gramų cukraus pudros. Kitose receptuose ten su kakava, su uogom, dar dedasi 2 kiaušinių tryniai. Nu, išbandysime ir kitus receptus, bet šį kartą man knietėjo pasižiūrėti, kas čia gavosi per. Ar čia ledai kaip ledai. Normalūs ledai. Gal biškį galima būtų dar išimti ir įdėti į šaldytuvą, kad labiau sustengtų, bet šiaip visai normalūs.
Gal biškai per daug bananų. Instrukcijoje parašyta, kad turi būti vienas bananas didelis, o aš įdėjau 2 mažus. Bet viskas normaliai, gausi. Reiškia, kad ledai pavyko. Na ką, tiek norėjau šiam kartui parodyti. Laukite kitų video ir bandysim ką nors naujo ir pratestuosim kitas prekes, pažiūrėsim, kas gero kitose prekėse. Tai tiek.